Popiežius Benediktas XVI savo piligrimystės į Fatimą metu pasakė, kai žmogus pamiršo Dievą ir uždarė jam duris, Dievas atidarė langą, o tas Dievo langas yra Marija. Manau, kad daugeliu į piligrimų atvykstančių į Vilnių, bet gal ir turistų, mūsų Aušros vartų Dievo motina gali būti siejama su tuo atviru Dievo langu. Eidami per Aušros vartus žvelgiame į tą langą, kad pamatytume švenčiausiosios mergelės Marijos ikoną. Sustojame prie šio lango, kad akimirkai pagyventume jos veido šviesoje, su pagarba ir pasitikėjimu jai nusilenkiame, tikėdami, kad jis saugo mus kaip mylinti motina savo vaikus. Bet iš tikrųjų, brangieji, ne tik mes į ją žiūrime, pirmiausia, ji žiūri į mus. Jos žvilgsnis kupinas motiniško švelnumo ir rūpesčio kiekvienam iš mūsų. Ši Marijos pagarba nėra tik senas mūsų močiutų paprotis. Pats Jėzus, kaip girdėjome šiandienos Evangelijoje, po kryžiumi duoda mums savo motiną, kalbėdamas ne tik savo mokiniui Jonui, bet kiekvienam žmogui, norinčiam eiti paskui jį, štai tavo motina. Bažnyčia šiuos žodžius aiškino taip, kad Marija yra visų krikščionių motina ir kad per ją Jėzus duoda mums tvirtą šviesą gyvenimo šešėliams ir tamsybėms. Bažnyčia sako, laikykitės jos ir nepražūsite. Į vieną išsaugojo tikėjimą didįjį šeštadienį. Žinome, kad apaštalų ir moterų, kurios lydėjo Jėzų, tikėjimą užgesino viešpaties kančios išgyvenimas. Tačiau ankstyvoji krikščionių tradicija moko, kad Marija vienintelė išlaikė tikėjimą po Jėzaus mirties. Iš kur žinome, kad Marija išsaugojo tikėjimą? Turime užuominų šventajame rašte, kodėl prisikėlęs Jėzus neapsireiškia Marijai. Jis pasirodo Marijai Magdalietei ir kitoms moterims, bet savo motinai ne. Todėl, kad Kristus apsireiškė tiems, kurie suabejojo. Žinome iš Evangelijos, kad Marija neeina prie kapo Velykų sekmadienį. Apaštalai eina, moteris taip pat, bet Marijos ten nėra. Marija savyje nešia tikėjimo šviesą ir taip išlaikė tikėjimą nuo didžiojo penktadienio iki prisikėlimo ryto. Kai šeštadienį tvyrojo tamsa ir atrodė, kad blogis nugalėjo, visas bažnyčios tikėjimas buvo tik Marijos širdyje. Ji vienintelė nepasidavė netikėjimo tamsiai. Todėl krikščionys Mariją vadina aušrine žvaigžde. Taip vadinama planeta Venera, kuri matoma ilgiausiai prieš pat aušrą, prieš saulėtekį.
Kitos žvaigždės pranyksta, o aušrinė žvaigždė šviečia. Jis skelbia, štai artėjo pergalė. Šventasis Albertas Didysis vadino Mariją apšvietėja arba žvaigždė, nes, kaip aiškino, ji duoda mums šviesą abejonėse ir veda pasiklydusius. Kas būdinga Marijos dvasiai? Visą pirma tai, kad Marija visą savo gyvenimą klausėsi ir apmąstė Kristaus žodį. Tai yra mums duotas kelias, kaip sekti Dievo motiną. Turime mokytis klausytis ir apmąstyti Dievo žodį. Popiežius Pranciškus mėgdavo su humoru patikrinti, ar kas tikrai yra Kristaus mokinys, sakydamas, ištrauk ir parodyk man savo šventąją raštą. Didis Marijos gerbėjas buvo ir šventasis popiežius Jonas Paulius II, giliai supratęs Marijos dvasios pamaldumą. Kai pirmą kartą pakvietė jaunimą iš viso pasaulio į Marijos šventovę Częstochowoje, jis šio susitikimo moto pasirinko žodžius iš šiandien girdėto antrojo skaitinio, iš laiško Galatams. Daugelis žurnalistų buvo įsitikinę, kad popiežius pasirinks kokį nors Marijos tekstą, pavyzdžiui, mano siela garbina viešpatį, arba žodžius iš Kanos Galilėjoje. Tačiau Jonas Paulius II pasirinko žodžius: jūs gavote įsūnystės dvasią, kuri šaukia Abba tėve. Jūs nebeesate vergai. Taigi Marijos dvasia mus išlaisvina Kristuje. Tai Dievo sūnų ir dukterų dvasia, kuri leidžia atrasti, kad nesame nuodėmės vergai. Jūs nebesate vergai, gavote įsūnystės dvasią, per kurią galite sakyti Abba, tėveli. Jūs esate laisvi Dievo vaikai. Pabaigai noriu priminti, kad Marija ypač myli paprasti žmonės. Kodėl? Pats Jėzus atsako, sakydamas: garbinu tave, tėve, dangaus ir žemės viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir protingųjų, o apreiškei mažutėliams. Taip, tėve, nes tokia buvo tavo valia. Marija priklauso tiems mažutėliams, kuriems Dievas apreiškė savo karalystę. Ji priklausė tiems, kurie gyveno neturte. Tai rodo ir faktas, kad Jėzus gimė ėdžiose. Marija pasirinko tą neturtą taip, kaip Jėzus jį pasirinko iki pat kryžiaus. Nepamirškime, kad Jėzus į Mariją tapatinosi su vargšais ir stokojančiais. Todėl mes Vilniuje savo motinai suteikiame gailestingumo motinos titulą. Atsiminkime tai ir sekime ją bei jos sūnumi Jėzumi, stengdamiesi būti dėmesingi vargšams ir stokojantiems. Tai būna būsimas Advento laikas toks, kad dar labiau taptume į ją panašus. Tai reiškia gailestingi, kad mūsų šeimos ir mūsų miestas
taptų Marijos ir Jėzaus miestu, gailestingumo miestu.